Labą dieną. Palaukit. Aš persirenksiu greit su chalatu, nes tikėjau, kad užeisit. Nu, užeikit, tikiuosi neužlaikiau per ilgai. Netikėtai čia mane taip užklupo, žinokit, bardakas visuose namuose. Žinot, kai tokia užimta moteris, yra sunku viską apeiti. Tai atsargiai irgi po kojom žiūrėkit, nes katiną turiu. Nežinau, kam aš pasakoju, nes juk žinot, kad aš tą katiną turiu. Oi, atsiprašau, Pepe, jūsų vietą užėmė. Tai nežinau, virdulys jau užvirė, tai tada bandom turbūt tą karštą šokoladą. Aš šiaip nemėgėja karšto šokolado, mane kažkaip šiandien kaip alergiška, kad būčiau, nežinau. Kaip sakot? Vyno? Aš nesuprantu, kodėl mes čia dar apsimetinėjom, tai iškart reikėjo ir sakyt. Aš ką mąsčiau ir jūs tą patį, tuoj paimsit stiklinių. Kokį dėti 3 litrainį pilti ar paprastą stiklinį? Išsiplovau kaldrą, tai reikia kažkur patiest, kad pradžiūtų. Ir žinai, man dabar toks bajeris didžiausias kame, tai kad pabeldė į duris ir žinok, vat, pajaučiau, pum, ir nebėra vandens. Tai aš nežinau, čia tas namas, kaip yra naujos statybos su tuo vandeniu pastoviai problemų. Tai aš galvoju, kad, žinok, ar taip nebūtumėm mes to karšto šokolado atsigėrusios, kad iš tikrųjų labai norėjau, bet nenužuodžiu. Jesus Christ, neriga. Tai va, aš čia pabandžiau padaryti tokį, kad įsivaizduotumėt, kaip jaustumėtės pas mane į namus atėjusios. Su tokia mintim, kad aš kurdama video ir keldama juos į viešumą, į YouTube, aš kaip ir įsileidžiu jūs į savo gyvenimą. Aišku, čia nebuvo mano gyvenimo atvaizdas, čia buvo labiau tokia komedija, žinot, labai jau, taip aš tokia komediantė, wow. Ir žinot, iš tikrųjų man kilo tokia mintis, kadangi darau tuos vlogmus, ir aš darau tuos gerus darbus, tai dabar aš noriu sutelkti dėmesį į žmonės, kurių aš nepažįstu, bet toks jausmas, kad jie mane pažįsta, nes aš su savo video vėlgi įsileidžiu juos į savo gyvenimą, savo kasdienybę ir parodau kažkiek savo vis tiek charakterio šiek tiek ir man atrodo dauguma iš prenumeratorių gali šiek tiek įsivaizduoti, kas aš per žmogus. Tai aišku, aš nesu 100% lygiai tokia pati kaip ir per video, nes aš per video stengiuosi visą laiką būti pozityvi, linksma ir taip toliau galvojat, aš visą laiką tokia. Paklauskite Alekso, pasakys jum. Ir kaip juokinga būna, kai daug kas komentuoja, kad neringa, tu visada tokia linksma, tokia pozityvi, žinokit. Jūs mane matot tik per gerasias mano dienas, nes kai man būna blogos dienos, aš video nefilmuoju, ką man skleista negatyvą internete. Ir taip jo pilna. Tai aš geriau kursiu linksmus video ir kelsiu tik tada, kai mano gera nuotaika. Įdedu savo laiko į tuos video ir aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie iš savo dienos paskiria man laiko, kad jį pažiūrėt ir dar pakomentuoti, ir dar kažką patart, ar parašyti kažkokią žinutę, kuri, tarkim, man visiškai praskaidrins dieną. Pavyzdžiui, aš būnu blogos nuotaikos ir atrodo gaunu tokią gražią žinutę ar gražų komentarą ir atrodo jau visai kitaip jaučiuosi. Ir tas labai daug ką sudaro ir dėl to aš norėčiau atsidėkoti subscriberiam, aktyviausiom. Žinot, aš sakau, labai vertinu komentarus ir peržiūras. Aš įvertinu tas peržiūras ir komentarus, kurie yra konstruktyvi kritika pasižiūrėjus mano video, o ne tavo lūpos yra šlykščios, tu atrodo šlykščiai, nu bet šiaip tu visai faina. Tai žinot, ne, tokie nelabai pakelia nuotaiką ir nemanau, kad kažkas aplamai norėtų girdėti šlykščių žodžių apie savo išvaizdą. Tai kiekvienas turim savo nuomonę, aišku, jeigu kažkam nepatinka mano išvaizda dėl kažkokios priežasties, aš tą pilnai suprantu, bet nemanau, kad reikėtų garsiai tą sakyti ir kitą moterį žemint. Vien dėl to, kad tu pasijaustum geriau, kad ją pažeminai. Turėtumėm save versti jaustis geriau gerais darbais, o ne žeminimais. Ir dėl to norėčiau sugrįžti, jeigu aš galėčiau, aš tikrai apdovanočiau visas, bet mano finansinė padėtis man to neleistų ilgai daryti. Tai aš dėl to, vietoj to, kad
padaryčiau kažkokį konkursą ir labą dieną, sekit mane visuose socialiniuose profiliuose, paspauskit like ant visų mano video, parašykit 30 komentarų ir tada laimėsit muilą. Ne, aš nenoriu daryti konkurso. Konkursas iš vienos pusės yra gerai, kai nori daugiau dėmesio susilaukti, daugiau žmonių, kad tave pamatytų, bet tuo pačiu yra ir ne kažką tie konkursai vien dėl to, kad juose dalyvauja labai dažnai netgi ir žmonės, kurie tavęs net nežino, net nežiūri tavo video, gal netgi yra tavo heiteriai. Galiausiai tu išrinksi vieną žmogų ir galbūt tas žmogus bus tas, kuris tavęs net nemėgsta ir gaus dovaną nuo tavęs, man atrodo, tas nesąžininga ir tada tos, kurios yra tavo gerbėjos, liks nuošaliai. Tai aš galvoju, dėl to aš noriu išsirinktas top komentatorės, komentarai ir ar jūsų žinutės tiesioginės man yra vienintelis būdas man su jumis pabendraut ir susidaryti kažkokią nuomonę, kokie yra mano sekėjai. Nes yra labai įdomu, atrodo, aš žinau, kokia aš esu, bet man įdomu, kokio tipo žmonėms aš patinku. Ir dėl to yra kartais įdomu persikeisti porą bajeriukų, porą žodžių ar Instagrame, ar Facebook'e, ar komentaruose. Tai va dėl to aš labai įvertinu tuos dalykus. Ir žinot, kas man nepatinka, kad YouTube neturi tokios funkcijos, kad galėtum pasižiūrėti kažkokią tai lentelę, kur būtų surašyti patys aktyviausi prenumeratoriai. Tai dėl to aš turiu... Lemba, mane pamatė. Pepe, gelbėk mane iš tos gėdos. Žodžiu, aš turėsiu dabar pati rankiniu būdu tiesiog ieškoti prenumeratorių, kuriuos aktyviausiai reiškės. Tau, kad įdomu, ką ten žiūri? Sakykime, tavo reikals, moterie. Jinai pastovi mano ant krūtinės miega, aš nežinau, kas jie yra. Aš sugalvojau, kad aš noriu joms parašyti, kad atsiųstų man savo numerį banko sąskaitos ir aš galėčiau pasimti paskolą. Neblemo, kažką susimaišiau. Kad atsiųstų numerį savo ir aš galėčiau jom paskambinti. Sakyti tiesiog, kad labą dieną. Čia Neringa, ta, žinai, žvaigždėta, kur tu seki YouTube'ai. Ir ką tu įsai? Ne, tiesiog noriu pasakyti, kad noriu padovanoti dovanėlę už tai, kad man suteikė tiek daug gerų emocijų su savo komentarais, su savo žinutėm ir taip toliau. Palaukit, gavau pranešimą. Tai aš norėčiau jums papasakoti apie programėlę TransferGo. Aš ir vėl laidų vedėja. Aš jau minėjau apie TransferGo programėlę vienam iš senesnių savo video, tik tiesiog norėjau vėl primint, nes ypač, kad dabar ateina visos šventės ir aš papasakosiu apie savo atvejį, tai aš, kadangi esu emigrantė, gyvenu labai toli nuo šeimos ir kai ateina šventės, aš dažniausiai pripirkdavau jiems visokių saldumynų angliškų, visokių dalykėlių, kurių gal negalėtum rasti Lietuvoje ir išsiųsdavau siuntinį. Ir žinot, aš tiesiog dabar pagalvojau, okei, jie jau spėjo viską išragauti, visus tos angliškus pagrindinius saldumynus ir aš jau iš tikrųjų nebesugalvoju, ką aš begalėčiau nusiųsti ir atsibodo siųsti tą patį per tą patį. Ir dėl to aš galvoju, kad šiais metais geriausias sprendimas man bus tiesiog persiųsti tam tikrą pinigų sumą, lengvai, greitai, su TransferGo ir aš pati pasinaudosiu savo nuolaidos kodu for you too ir persiųsiu pinigus visiškai nemokamai. Mano šeima gaus pinigėlius, galės tiesiog patys pasidovanoti su kalėdom savo, ko jiems labiausiai reikia. Ir taip pat priminsiu, kad TransferGo nesifokusuoja vien tik į emigrantus. Galima TransferGo naudoti ir šalies viduje, tarkim Lietuvoje, siūsti iš lietuviškos į lietuvišką sąskaitą pinigėlius. Ir taip pat galima mokėti už nuomą, už savo pirkinius, už kursus ir taip toliau. Tai dėl to norėčiau paraginti tuos, kurie planuoja persiųsti pinigėlius kažkam, pasinaudoti TransferGo programėlę, parsisiųsti, panaudoti kodą for you too. Tai visą informaciją susijusią su TransferGo aš paliksiu savo video aprašyme ir taip pat paliksiu ir nuolaidos kodus, kuriuos galite panaudoti. Aš jums labai greitai parodysiu, kaip naudotis tą programėlę, labai staigiai. Labai lengva, tai čia net nėra labai daug ką pasakot.
Tai tiesiog pasirenki, kiek nori išsiųsti, aš kaip pavyzdį dėjau 300 ir matot, kiek gaunasi eurais ir tada pasirenki, kam nori siūsti, pasirenki savo mokėjimo būdą ir čia reikėtų įrašyti nuolaidos kodą for you too. Ir tada paspaudžiam pritaikyti ir va matom, kad mums pritaikė nuolaidą ir galima siūsti nemokamai. Tai va, labai paprasta, lengva, nėra jokių užslėptų mokesčių, nemokama. Kaip gerai, kad yra dar dalykų nemokamų gyvenime. Tai va, išrinkau pirmą merginą ir jinai man parašė 60 komentarų, iš kurių aš 35 palaikinau. Jinai skaitosi jau top komentatorė. Aišku, nerodysiu visų komentarų. Dabar galvoju, pasižiūrėsiu, kokius susirašinėjimus mes turim. Parašius, nepagalvo, kad aš kokia maniakė, tiesiog šiaip tave išgirdau, patiko, kaip bendrauji, tu linksma, aš irgi linksma. Nu, žodžiu, tai va, kaip mes bendraujam. Vieną radau 32 komentarai, kita 37, labai šalia. Man atrodo, išsirinkau jau dvi, tai pirma bus Asta, antra bus Simona. Visada palaiko, jeigu aš įkeliu kažką tokio, kad gaunu negražių žodžių ar dar kažko, jinai visada sako, nekreip dėmesio. Mes tave mylim labai. Nepažįstamas žmogus tau gali tiek palaikymo duoti. Nu jau, įsikėliau kažkokį klausimą, man patarimų davė. Ir žinot, aš to pačiu ir jaučiuosi, kad gal ir nefainai taip išsirinkinėti iš tų komentarų ar dar kažko, bet man nėra daugiau kito būdo. Norėčiau išsirinkti trečią, bet kas liečia jau trečią vietą, jeigu taip galim pasakyti, tai yra labai daug merginų su labai panašiu komentarų kiekiu ir aš nenoriu planuoti kažką vienai, kitą nuskriausčiau ir taip. Aš jaučiu, kad daug kas galvos, okei, aš žiūriu irgi video, bet man tai nieko. Bet man nėra kaip išsirinkti, ką man daryti. Noriu padaryti tokias dėžutės su makiažo priemonėm, ar plaukų priežiūros priemonėm, ar veido priežiūros dalykai. Žinot, aš rašinėti žinutėm tai mandra, arba filmuoti video, kaip po to galiu viską iškarpyti, bet kai reikės gyvai paskambinti, bus... Sorry, ne tas numeris. Aš taip jaudinuos, gal man rimtai reikėtų to vyno įkalt. Bet čia iš tikrųjų yra iššūkis ir man pačiai. Šiek tiek užsiaugint kahūnas ir nebūt tokia visai. Paklausė, ar reikės kažką daryti. Reikės pakomentuoti 30 mano video ir kurį greičiau pakomentuos, laimės obolį. Vienu žodžiu, gerai. Mes einam biški susikaupta, ne, Pepe? Mes einam biški susikaupta. Hebra, turim, la. Čia gali skambinti tokia susirebalavusi veidą. Lygiai čia pasimatymam lembu. Jėzu, man rankos pradės drebėti 100%. Tai aš skambinu dabar tai antrai merginai, kur minėjau. Ir pirmoji kažkodėl man nieko nebeatrašo, tai nežinau. Tai žiūrėsim dabar tai antrai merginai paskambinsiu ir žinokit, bijau. Alio. Labas. Labutis. Tu nieko prieš, kad aš garsiakalbį pasijungus? Aš biškai save girdėti jaučiu, bet nieko tokio. Suprat. Nu, tai aš dabar tau papasakosiu, kodėl aš skambinu tau. Nu, man jau įdomu. Tai aš kaip darau tos video, ne, kur darau tos gerus darbus, tai aš išsirinkau tokias aktyviausias savo sekėjas, pasižiūrėjau tos komentarus, susirašinėjimus, viską. Nu ir tu esi viena iš jų, tai aš tau norėčiau padovanoti, aš nežinau, aš žiūrėjau tavo profilį, tai tu dalinies tais visokiais tokiais ir odos priežiūrai, ką naudoji, ir tais visokiais pabaigtukais. Tai aš norėčiau tau tiesiog prieš kalėdas atsiųsti tokį siuntinį. Tu jei gali man parašyk į Instagramą, gal ką tu labiau nori, ką labiau mėgsti, gal kažką, pavyzdžiui, planavai nusipirkti, bet vis neprisiruoši. Tai nesigėdik, visai belenką gali siųsti ir aš noriu atsiųsti tokią dovanėlę. Aš žinau, kad nežinau, kodėl man buvo tokia nuojauta, kad čia kažkas bus susijęs su tokiu dalyku. Ir galvoju, nu gal klystu, gal ne, bet kaip pasakei, tai galvoju, man žiauriai kaip faina, bet to pačiu ir nejauku, nes
ta prasme, kai aš nieko žmogui nedovanoju, tai man kažkaip žiauriai sunkiai, žinai, tą dovaną priimti. Ne, turi priimti viskas, aš tave išsirinkau, niekur nedingsi. Jau supratau, kad tikrai niekur neišeisi apdingti, kažkaip ir nenoriu per daug išsisukinėti, žinai. Bet čia abejom nebūtų nejaukios tos akimirkos, žinai, kad čia tipo, ne, čia nesivarginti, žinai. Ne, aš tiesiog vat nuoširdžiai čia yra mano pasirinkimas, nieks manęs neverčia, tai aš tau tiesiog atsiųsiu tokių dovanėlių, tik tiek, kad aš nenorėjau viską nupirkti ir išsiųsti, aš norėjau pirmą paklausti tavęs, ką tu labiau mėgsti, kad žinočiau, kad nenupirkčiau kažko be reikalo. Aha, šiek tiek kaip turiu progą dabar, kadangi kažkaip jau kaip ir, negyvai šnekam, bet vis tiek ne per video, ne per kažkokį komentarą, tai kol turiu progą, tai noriu pasakyti, kad tavo video žiauriai nerealūs yra, man žiauriai patinka ir norėčiau, kad niekas jaučiu nenustotum kurti, nes žiauriai ir laik nuotaiką pakelia, ypatingai tie vlogmai žiauriai faini, tas netokie nuširdus ir tie geri darbai, mane tiesiog žiūrėjau ten apie tos kaimynus, tai vis nerealūs video, man žiauriai patiko, tai... Nu, ačiū ir labai ačiū tau už palaikymą, visą laiką tokie gražūs komentarai ir žinutės, viskas. Tai va dėl to aš ir sugalvojau tave išsirinkti. Jo, nes kažkaip nežinau, kai žmogus patinka ir aplamai, kai patinka, ką jisai daro, tai aš kažkaip visą laiką stengiuosi ir palaikyti ir pasidalinti, tarkim, aš neturiu ten kažkiek milijoną tų sekėjų ar tūkstančių ar kažkiek, žinai, bet vis tiek kažkaip noriu įdėti pasidalinti, kažkaip nežinau, fainai, kaip ir tu pati, žinai, prieš kalėdas, toks kaip ir palaikyti, kaip žmonės atrodo, kad ir šypsena, žinai, tas dėl. O šiaip tai žiauriai tau ačiū, kad mane pasirinkai, nes tikrai labai daug tų komentarų, žinai, aš tikrai matau pas tave po video ir visokių ten laikų ir taip toliau, tai labai malonu, labai faina. Nėra už ką. Dėl tos dovanėlės iš tikrųjų aš galvoju, nežinau, iš tikrųjų, ką tu išrinktum, ką tu iš vis išrinktum, man visiškai nėra svarbu. Tiesiog ką tu sugalvotum, tas man patiktų ir aš džiaugčiaus belenkuom iš tikrųjų, kad ir sausainį kokį. Nu, vienu žodžiu, tiesiog aš tau parašysiu per Instagramą ir vis tiek mane gal galėsi užvesti ant kelio, ką tu maždaug mėgsti. Ok? Nu, ok, man tinka. Ok, tada aš tavęs nebetrukdysiu, nes, žinai, aš nedirbu dabar šiuo metu, tai neužjaučiu kito. Labai fainai, kad turėjau progą iš vis taip pasišnekėti, žinai, sakau, ne per kažkokį komentarą, ne per kažkur, žinai, ten ne per Instagramą, o gyvai, vos neįskirsiu, tai tiekėja tokia. Nu, ok tada, ok, labanakt tada ir susirašysim tada. Gerai. Ok, iki, bye. Aš nemoku su žmonėm bendrauti, ką man daryti. Žinot, vienintelė vieta, kur aš moku bendrauti, tai darbe. Darbe aš moku bendrauti, nes aš žinau tą sritį ir žinau, ką kiekvienam atsakyti. O kai man reikia realiai su žmogum bendrauti, kuriuo gyvenime nesu bendravus su kuriuo, aš nebemoku šnekėti, atrodo, nu viskas. Prašau nesityčioti iš manęs. Šitas video man gausis toks ilgas, jau netgi ir be ėjimo į parduotuvę išrinktų dalykėlių. Tai žinokit, aš jaučiu padalinsiu tą video į 2, nes aš nenoriu jūsų tiek kankint, kad reikėtų žiūrėti valandą laiko mano video, kaip aš čia remblinu kažką. Jaučiu gerai, labai įdomu pabendrauti su žmogumi ir dar tiek gražių žodžių pasakė. Ne vienu komentarai dar ir gyvai pasakė, nu apie ką aš ir kalbu. Net negaila tada tokiam žmonėm ir nusiųst kažką. O dabar bus man užduotis surinkti kažkokių tai priemonių, kas patiktų. Nu, čia aš daviau savo gerą užduotį iš tikrųjų. Čia aš bandau savo limitus paimti man nepažįstamam žmogui. Labą dieną, čia ta žvaigždė neringa. O čia jau kita diena, kaip matot, iš mano būsenos veido. Aš pagaliau galiu paskambinti antrai merginai. Gerai, tada bandom skambinti, vėl aš jau pradedu, nežinau, užsidėti akinius, nusimti akinius, ką čia daryti. O mano rankos dreba viskas. Pepe!
Labas. Nu, tai labas. Nu, jau čia galvoju, nu ko jinai čia prikibo prie manęs. Ne, man labai keista. Aš apskritai, žinai, galvoju, kad čia bairis kažko, nu, tipo, žinai. Aš biškiai įsiterpsiu, žiūrėk dabar, aš esu garsiakalbį pasijungus, ar viskas okei? Aha, tai gerai, žinok, aš irgi. O, okei, tada. Žinai, bet kodėl aš tau skambinu? Tai aš pasižiūrėjau dabar YouTube'ai, žinai, tas aktyviausias savo prenumeratorės ir pasižiūriu, kad tu jau esi top komentatorė, 60 komentarų parašius, aš nežinau, ar aš tiek video esu įkėlus. Tai, tai vienu žodžiu, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad man labai faina visą laiką ir tie komentarai tokie gražus ir žinutės ir viskas. Ir aš galvoju, man daug smagiau gal, žinai, paskambint gyvai ir padėkot. Ir aš norėčiau tau atsiųsti kažkokį tai rinkinuką, ar tai būtų odos priežiūrai kažkas, ar kosmetikos kažkokios. Nu taip, žinai, su kalėdom. Jeigu išeis prieš kalėdas, jeigu gausi, tai labai fainai. Jeigu po kalėdų, nu tai kalėdas prasitęs tau. Dar fainiau. Žinai, aš savo video žiūriu, visą laiką labai pozityviai, pasikeliu nuotaiką, belė kaip. Nu, aš sakau, aš pasižiūrėjau ir žinok, aš jau kaip tu pakomentuoji, aš pasižiūriu tą tokį, kaip būna tie notificationai ir galvoju, ai, nu čia Asta, žinau, labai jau bus kažkas gero. Nu, tai tai aš tavęs per daug nenorėjau trukdyti ir taip aš jau kelias dienas iš eilės, aš jau, nu tai ar susiskambinu. Jo. Nu, nežinai, aš kaip darau tuos gerus darbus, tai galvoju, blemba, tai aš darau kitiems, kur ten, o dabar galvoju, gerą darbą padarysiu tiem, kurie man gerų emocijų suteiktai. Čia asmeniškai, prasme, žadi pirkti kažkaip taip, ne? Ar kaip, ar turi tiesiog prikaupus? Ne, žinok, aš neturiu nieko prikaupus, nes... Tai ten visą laiką atrodo, kad ten, wow. Ne, aš neturiu nieko prikaupus, žinai, nu, aš aišku, galėčiau tau kokią tai panaudotą pudrą atsiųsti, jeigu tu nori. Bet aš, žinai, norėjau pirmą paskambint, ir tau, ir tai kitai merginai, aš norėjau pirmą paskambint, pasiteirauti ir parašyti po to tiesiogiai, kad ką labiau mėgsti, nes nu, po to prisiūsiu kažko, kur, pavyzdžiui, visai bus ne į temą. Tai irgi nesąmonė. Tai galvoju, dabar aš tau parašysiu, tu man pasaky, gal kažkas yra, ką sunkiau, gal Lietuvoje gauti kažkokį tai ten, nežinau. Kadangi tu man tokią emocinę paramą suteikė, aš tau tokią materialinę su kosmetika kokia tai. Jo, nes, nu, žinai, taip kažkaip pasikeičiame emocinę. Nu, tai taip. Tai vienu žodžiu, tu nesupyksi, jeigu aš čia, pavyzdžiui, kelis kažkokius momentus įdėsiu į video? Fainiai, aišku, tai net pačiai pasidomu pasižiūrėti. Jo, aš dėl to galvoju, reikia paklausti, negaliu dėti. Veikėjam lempa iš pradžių pasakyto, tai būtum atsivėrus čia per daug. Jau pačiu pradėjau girdėti daugiau. Nu, okei, tada vienu žodžiu, žinok, aš tavęs nebetrukdysiu. Aš žinau, kiek tų Lietuvoje valandų dar nelabanakt. Ne. Nu, gerai tada, ačiū tau. Ir iki. Iki, bye. Nu, antrą kartą jau biškį įsidrąsinu. Bet vis tiek aš tokia biški, kad pradedu nesąmonės nusišnekėti man iš savo pusės, man gėda įsiterpti šitą visą pokalbį. Tai faina, žinok, aš galvoju, gal čia man daryti tokį kaip kiekvieną savaitę, tokį kaip šou, aš skambinu sekėjom. Viskas šiam video, labai tikiuosi, kad pasikėlėt gal nuotaiką. Labai tikiuosi, mano tikslas yra mano video, kad pasikeltumėt nuotaiką, nes kitaip man neįdomu video daryti, jeigu niekam nepakelt nuotaikos. Ir tiek, nebegaišinsiu aš jūsų irgi, nes mano video turbūt ilgiausiai iš visų, kas kuria video iš lietuvių, ne?
Ne, nesu domėjusis, bet aš taip įsivaizduoju. Tai tiek, viso gero. Ne, jau net pamiršau, kaip aš atsisveikinu. Viso gero. Nepamirškit pasiekti Instagram'e, lauksiu jūsų. Nepamirškit like, nepamirškit subscribe ir bye.